Labas vakaras. Labas vakaras, šiandieną mes darysim labai įdomų video. Mes su Leonardu išrinko Maksimoj visokius skanėstus ir šiaip maistą, kurio nesam ragavę. Ir Lukas išbandys ir bandys atspėti, kas tai per maistas. Ir dar turim vieną gėrimą. Parodysiu, ką mes turim. Pirmas dalykas, ko niekada nesam ragavę ir tikrai Lukas nėra ragavęs, yra šitas. Tuomet mes turim šitą dalyką. Lazdelės. Šitokį panašų jis yra ragavęs, bet čia yra slaptas toks dalykas, žiūrėkit. Suprantat, nenoriu sakyti. Tada šitas. Rodo su Leonardu labai įdomus. Gerai, let's go. Pradedam mes nuo šito dalyko. Ai, čia daug pakelių viename. Daug. Pasakysi A ir parinksi. Pala, reikia atplėšti. Čia arba žirniai, arba pupelės kokios. Žirniai. Jaučiu štukiniško, ne kažkokių. Ja. Nes skonis kaip bomžpakė. O su kokiu prieskoniu? Čia yra parašyta taip, žiūrėk. Traškų žaliai žirniai su kokiu skoniu? Žinom skonis? Jo. Terieki. Ne. Prieskonis, kur dėdė į visus maistus. Soja kokia nors? Ne. Su česnaku. Skanus. Tu man toks kaip bomžpakis. Net nesijaučiu nei česnakas. Žinai, koks skonis, Leonardai? Nu man kaip bomžpakė. Jo, kaip tu niudulsa. Užpakalį. Kaip tu niudulsa. Užpakalį. Palauk, aš paimsiu. Nu gerai, vėl kitą dabar. Valgyk. Gerai, paimsiu. Gerai, kad daug mažų pakiukų. Galėsim paskui suvalgyti, žinai. Šitą? Šitą. Taip. Taip. Valgym. Ir aš noriu vieną kažką. Tai gerai. Tik tu užstoji tėti visada, kai dabar filmam. Ai, čia tos lazdelės gal, ne? Bet kokią skonę? Kažkokia jogurta gal. Braškinė, nežinau. Nu, gali nusiimti. Spanguolių skonis. Duok man paragauti. Dabar šitas. Tai gali jam dadali. Man jam. Nu čia kaip tos kabanosos, bet čia jaučiu veganiškas. Iš kur tu viską žinai? Nes jisai sausas ir... Gali nusiimti. Original source of protein. Iš morkų ir burokėlių. O kaip skonis? Tu paragauk, Leonardai. Žinai, kaip dešrikė... Neskanu. O galėtum tokius valgyti kasdien? Gal galėčiau, bet labai daug primaltų kažkokių daržovių, labai vėlės burnoje, ne? Bet jaučia simkas, man. Va. Dabar gėrimą. Palauk, atsargiai. Nu. Ne, daug aš atsigersiu. Tu pajusi buteliuką. Eitume. Aš jau užuodžiau imbierą. Tas jaučiu šots koks nors, ne imbieras. Taip, bet turi visą ant drąsos. A, čia daug yra? Nu, ne, buteliuks mažas. Visą išgerk. Visą išgerk. Visą. O kodėl tu negėrai? Nenoriu. Bet būsi sveiks. Buteliuką dar. Ginger shot. Dabar tu, Užsiuodė, ne? tu turi tą pabaigą gabaliuką. Daug aš pabaigiu. Pabaigė. Au! Daug aš paragausiu. O Jezu, koks aštrumas. Butelija. O Jezu. Jau kai atidarai, jau prie nosės jaučiu. O ne? Daug. Kas didelį, kas ne?
Pavyzdžiui, surelis. Bet tokie esi valgęs. Nu irgi kažkoks nesąmoningas. Nei va. Humusas, surelis. Ne. Tam. Čia kai humuso skonis. Taip, palauk. Galėčiau įmerkti. Čia tofu. Ui. Nu, ko iš jį pripirka nesąmonė, man. Žodžiu, pripirka tokių dalykų, kad... Kur dabar nesi prakandom- ragavęs? Prakandom ir negalėsim suvalgyti. Bet net. kur nesi ragavęs? Tu nori... Aš daugiau su jumis nesifilmuosiu, nes jūs man nesąmonės perkat. Bet tokius išrenka. Ką aš žinau, kažkoks... Atsimerk. Kažkoks... Nu kaip dabar spėti? Crispy balls. Čia kaip musli kažkoks rutulys. Su riešutais. O skanu ar neskanu? Man neskanu. Jūsų video vertinu 2 iš 30. Oi. Alus. Palauk. Pirmą Leonardą savo programą. Tu paraka pirmą. Pasakysi, ar skanu, neskanu. Nu, kad girdėčiau, negirdžiu. Gėriau. Nu. Skanu? Nu gerk, nu kaip žmogus. Čia jau koks mūfis bus, ką žinau. Nu. Net nepasakyčiau, kad kambučio, bet nėra to kambučio skonio tokio. Nu, peach, nes skonis toks slivukų lietuviškų parein. Ar rimtai? Daug man Tai paragavo. geltonis liaukai, žinai, kaip. Koks įdomus, ane? Toks Nu, kaip dabar man mineralinis be Nes tas skonio. gazas įdomus, toks galvoju, kad kambučio, bet neparėjo, tos toks raugas neparėjo, gal ne. Nu, šiaip dabar iš šitų visų nevalgysiu nei vieno dalyko šiaip. Kodėl? Tai gal tą veganišką dešrą ar tu į kelionę? Šmaikštė? Pakomentuokit, ką norit, kad aš išmėginčiau. Kaip tu nevalgysi, o šit susai neblogs? Aš tau pripirksiu iš mėginimo, pamatysi. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Tai dar noriu su jumis tokį kaip unboxingą padaryti. Gavau vieną siuntą iš stiliaus kodas ir dar gavau New Balances, kuriuos iš tikrųjų pasiėmiau iš vyrų skyriaus. Nes kažkaip moterų skyriui neradau tokių, kokių norėjau, bet nesvarbu. Svarbiausia, kad vyrų skyriui darė 38 išmerą. Tai aš pasiėmiau batus vaikščiojimui. Pažiūrėkit. Kaip jie atrodo, labai man patiko, kas labiausiai patinka tai, kad padas neslysta visiškai ir šiaip man atrodo labai gerai nešiosios, kai eisiu į kokius ilgesnius žygius. Aš vis ruošiuos kažkokiems žygiams, bet vis nepavyksta nueiti. Šiaip šiandieną buvau second hand'e po 3 mėnesių laiko pirmą kartą ir iš tikrųjų dabar suprantu, kodėl aš ten nebeinu, nes netgi įėjus ten man kažkoks toks nebetoks vaibas, kažkaip galbūt kažką iš Vinted, tai užsisakyčiau, bet vaikščiot po tos second handus, kaip anksčiau darydavau ten haulus ir vaikščiodavau ir pirkdavau ir visi tie rūbai, kuriuos kažkada nusipirkau second hand'e, yra dabar išmesti arba atiduoti arba kažkur tai nugrūsti, nes iš tikrųjų pirkdavau per daug ko nereikia, kažkaip akis pamato ir tik 50 centų, tik 1 euras, tik 2 eurai, tai supranti, kad pigiai kainuoja ir perki, bet iš tikrųjų prisipirkdavau tokių nesąmonių, o kai reikdavo apsirengti, vis tiek neturėdavau ką apsirengti, tai dabar verčiau nusipirku kažkokį tai naują dalyką, ko tikrai man reikia ir nebeperku tų škurlių, kurių vis tiek nenešiosiu.
Šiandien taip vieną kartą užsukau tą second handą, nes turėjau laisvą minutę ir jis buvo šalia ir nebuvo greitai, bet šiaip tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų atsikračiau tą madą, tiesiog vaikščioti po second handus ir žiūrėti ir galvoti, gal kažką rasiu, nors tiesiog išvaistydavau savo laiką. Tai dabar laiką investuoju kitur ir laikas man yra labai svarbus, tai stengiuosi jį išnaudoti turiningai. Na ir kitą dėžę mes turim iš stiliaus Kodas. Labai iš tikrųjų čia bus staigmena man, nes aš net nežinau, ką jie man įdėjo. Šiaip aš turiu stiliaus Kodas nuolaidos kodą, kuris suteikia 10% nuolaidos viskam. Ui. Pažiūrėkit, kokią mes fainą dėžę turim. Gerai, pradarom. Wow, mes turim highlighterį. Man šiaip labai patinka PS kosmetika. Labai geros kokybės ir tikrai tokie daug švaresni ingredientai. Wow, pažiūrėkit, kokio gerumo spalva. Ir dar labai faina, kad turi veidrodėlį. Pažiūrėkit. Tikrai žiauriai fainiai. Tuomet pudra, kuri yra didelio maskavimo, bet satininė. Wow, šiaip žiauriai įdomiai atrodo. Man atrodo, žinot ką, rytoj atsikelsim ryte ir galbūt su šia kosmetika mes pasidarysim makiažą. Dar mes vieną turim highlighterį. Lip serum. Čia mes turime lūpų balzamo kažkokį tai. Nu šitą galim ir mes pabandyti iš tikrųjų. Bus toks jaučiai drėkinantis. Dabar aš prisitepus visokių nesąmonių, bet man atrodo, kad pabandysim rytoj mes visus tos produktus, nes tikrai žiauriai kietai atrodo čia viskas. O kas čia? Čia vėl tie patys veido pagrindai, čia ir čia. Ir paskutinis langelis. Žodžiu, mes turim lūpdažių. Vienas. Šiaip tai galbūt vlogmas gale, kai jau bus patys paskutiniai vlogmas, padarysiu tokį kaip giveaway ir galėsit laimėti iš manęs kalėdinę dovaną. Sudėsiu visokius dalykus, nes prieš kalėdas tikrai daug visokių naujienų gaunu, tai sudėsiu visokius ko man nereikia, ko aš nenaudoju ir padarysiu tokią staigmeną jum. Tai būkite aktyvūs, žiūrėkit mano vlogus ir tikrai gausit dovanų.